Sveiki drūti, mano kanalo žiūrovai. Šiandien gaminsime įdomų patiekalą. Iš tikrųjų šitam patiekalui reikia viščiukų, bet mes viščiukų neradome. Na, būna ir taip. Ne visuomet gali viską nusipirkti parduotuvėse. Gerai, trumpai apie receptą. Gaminimo eiga labai paprasta. Trukmė nuo 3 iki 4 valandų. Įspėju, labai ilgas laiko tarpas bus. Temperatūra 130 laipsnių, plius minus keli laipsniai. 5 ten, 5 šiandien, manau, nepakeis recepto skonio. Receptas labai turėtų gauti sultingas patiekalas, ne receptas, turi gauti sultingas. Ir netgi, sakyčiau, šventinis, galima vaišinti draugus, kviestis į svečius. Tikrai jums jisai gėdos nepadarys. Kągi, pirmiausia, sutvarkome vištieną, paskui trumpai užmarinuosime. Aišku, vištieną galim pamarinuoti, palikti ir per visą naktį, bet manau, kad to mums nereikia. O pagrindinį vaidmenį šitame recepte gros mop padažas, kurį mes bandysim pasigaminti patys, bet aš lyg tai mačiau internete, kad yra šito padažo barbekiu ir galimybė ir nusipirkti. Gerai, sutvarkom vištieną, o tuomet jau grįšime prie vištos marinavimo. Išvalėm vištieną, dabar reikia ją nusausinti. Drėgmės perteklius mums visiškai nereikalingas. Dabar paruošime sauso mišinį. Naudosime iš mano bičiulių pirktą mišinį iš plovas.lt. Kas neturit mišinių, galite ten rasti visokių. Šiam kartu mes paėmėme paukštienos, tiksliau vištienos sausą mišinį. Dedame 3 šaukštus. Toliau mišinys be druskos, tai šaukštą druskos, 2 šaukštus česnako granulių. Na ir viską sumaišome ir mišinys mūsų paruoštas, labai viskas paprasta. Tikrai nieko sudėtingo šitame recepte nebus. Čia ko gero tas pats barbekiu padažas bus sudėtingiausia patiekalo dalis. Na dabar pamarinuosime vištieną. Tiesiog imame mišinį ir barstome. Atsargiai iš abiejų pusių apibarstysime ir paliksime, kol mūsų grilius įkais. Priminsiu, temperatūra griliaus turi būti apie 130 laipsnių. Grilius turi būti paruoštas netiesioginiai temperatūrai, netiesioginiam degimui. Na ir prieskonius prispaudžiame, kad jie prikiptų prie odos. Na, čia manau, viskas elementaru. Paliksime vištieną ir keliaujame prie griliaus. Vos nepabėgom prie griliaus, pamiršom pagaminti rūkymo saldainuką su vyšnios drožlėmis. Aš čia turbūt nieko ilgai nepasakosiu, nes jau ne vieną kartą mes rodėm, kaip tai reikia daryti. Tiesiog kelios saujos vyšnios drožlių medienos suviniojam į foliją, subadom šakute ir saldainis rūkymo paruoštas. Neturi šakutės, galite badyti peiliuku. Aišku, ne kiaurai. Na, aš taip. Keletas skilučių, daug jų nereikia. Viskas, einam prie griliaus. Na, žiūrėkit, įsidegė anglės, metame saldainį rūkymo. Dedam visą konstrukciją. Deflektorių žemai. Temperatūra, priminsiu, 130 laipsnių. Ir sudėsim vištieną. Tegul jinai rūkosi, prie jos grįšime, vaizdo įrašą už kelių minučių, gal greičiau, o šiaip tai po valandos ateisim pasižiūrėti, kas čia gaunasi. Patys dar eisim paruošim mop padažą. Paruošim stiklinę vandens su 200 ml ir ją įpilsime 40 ml barbekiu padažo ir 40 ml alyvuogių aliejaus. Na ir pirmas žingsnis jau bus atliktas.
Tuomet dedame dar šaukštą vištienos prieskonių, šaukštas žuvies padažo, vienas skanesnių man padažų sojos, tai yra kikoman padažo šaukštas, šaukštas obuolių acto ir 2 šaukštai medaus. Medus turėtų būti skystas, kad gerai įsimaišyti. Na, išmaišom viską, leisim padažui dar nusistovėti. Na, dabar pasigaminsime šluotelę mop padažui tepti. Imam fanieros gabaliuką, jūs tą patį galite pakartoti. Ir aplink ją vyniojame maistinį siūlą. Maistinio siūlo galite įsigyti bet kuriame prekybos centre. Kiek čia mes užvyniosime, nežinau, kokį 20 kartų, 25 kartus. Nukirpsime siūlą. Ir dabar visą tą rinkę siūlų reikia surišti kito siūlo pagalba, kad jinai mums neįsibėgiotų į šonus. Pasirodo, pakankamai sudėtinga problema iškilo prakišti siūlą pro apačią. Atsinešėm senai nenaudotą įrankį, vašelį. Kas dar mezgat, irgi parašykit, ar dar naudojat tokius įrankius. Imam gabaliuką siūlo, užkabinsime ir bandysime įsitraukti ir surišti, kaip jau minėjau, kad jie neįsilakstytų. Čia jau reikia surišti sąžiningai, stipriai ir mazgu. Manau, šitas šepetėlis turbūt pasitarnaus vieną kartą, mes daugiau jo ir nepanaudosime. O gal panaudosime. Išplausime po karštų vandeniu. Gal jis pasinaudos dar kartą. Kažkur kitame recepte. Nu, dabar pabėginkime nuimti visą tą balną nuo fanierkos. Man ta žodis fanera. 90 metais, žinot, kas buvo fanera? Parašykit komentaruose. Ir perkipsim per pusę. Nu, va, štai taip gaunasi. Sulyginom šluotytės galus. Na, pririškime mūsų šluotytę prie lazdelės. O lazdelė tai yra nuo sušio, kitos neturiu. Čia galite panaudoti bet kokį pagaliuką, man atrodo. Visi tinkami. Nu, čia reikia tik tai pasistengti tvirtai pririšti, kad mūsų šeriai neliktų paskui kaboti padaže. Na va, šepetukas gatavas, paruoštas. Nukirpam siūlą. Šiaip galima naudoti silikoninį padažą, bet silikoninį teptuką. Bet silikoninis teptukas netinka mums dėl paprastos priežasties, kad ant jo nesilaikys padažas, nes padažas labai yra skystas. Todėl mes darom štai tokią šluotytę. Nu, atėjom beveik po valandos prie griliaus, atidarome ir apversime vištieną. Oi, kvapas, vištos koksai skanus, rūkui. Tiksliau ne vištos, o dūmų kvapas labai skanus. Iš tikrųjų, čia turėtų būti viščiukai, aš jau sakiau, tai... Oi, skaniai kvepia. Na, sumirkome šepetėlį gausiai padaže. Ir tepam vištieną, negailėdami padažą. Sočiai tepame. Jeigu lauke bus šalta, šito padažo nepalikite lauke. Jame yra daug medaus ir dėl medaus gali stingti. Tai geriau laikyti kambarį temperatūroje. Na va, kaip tepasi mūsų naujų įrankių. Kam patiko šis įrankis, nepamirškit paspausti laiką. Pasidalinkit su draugais socialiniuose tinkluose šituo receptu. Skonis, o jau atsirado ir padažos kvapas. Matyt, nuvarvėjo vienas kitas lašas. Kągi, sutepsime ir manau, kad po valandos vėl gausiai sutepsime skanių padažo.
Prabėgo valandžiukė beveik. Ką, procedūrą kartuojame. Aperčiam. Ir vėl patepsime padažu. Oi, kvapas, negaliu. Temperatūra nepažiūrėjau, kokia buvo, bet man atrodo panašiai ir liko. Apie 125-130 laipsnių. Jaučiu, kaimynai varvina seilės. Reiks kitą kartą kamerą pastatyti laukia, kad nepavoktų mano vištienos, koks kaimynas per tvorą iššokęs. Na ką, gausiai sutepam ir tuomet atėjo katinėlis pas mus mūsų. Iš kažkur atšoliavo. Gausiai sutepam ir po valandos turbūt pakartosim paskutinį kartą šią procedūrą. Jau, žinokit, labai norėčiau paragauti, bet paskutinį kartą, kai atsinešim tepti, patikrinsim mėsos vidinę temperatūrą. Mačiau, kai kurie rašo, kad užtenka 70 laipsnių, bet mes turbūt palaikysim kokių 80-85. O medaus kvapas, sojos. Net nežinau, kokie čia skoniai susiženyje. Žiūrėkit, mūsų vištienas augo, sargybinis. Trečias kartas, turbūt paskutinis, patepsime garsiuoju padažu, mop. Padažo kilmė, pavadinimas kilo nuo šluotytės. Turbūt, kiek suprantu, mop yra angliškai šluota, švabra, kaip kiti sako. Kas nežinot, arba tiksliau, kas žinot, parašykit, kaip tiksliai bus angliškai. Aš nežinau, nemoku anglų kalbos. Ką patepam, turbūt reikia pamatuoti vidinę irgi temperatūrą mėsos. Ir paskui spręsim, ar jau laikas vištienai keliauti ant stalo, ar dar ją tiksliau pakepti kokį 30 minučių. Nu, pažiūrėkim, kokią temperatūrą. Nurodo 77 laipsniai, plius minus. Ko gero dar uždarysim, palauksim dar minučių 10-15 ir tada mes turbūt eisim paragauti. Nu, prabėgo 3,5 valandos. Tuo liksim alkani, nevalgę. Nusprendėm užteks čia kankintis. Žiūrim, kas čia gaunasi. Pamatuojam temperatūrą pradžioj. Tikrai višta jau bus iškepus. O, spalva kokia graži. Oi, kvapas kaip kvepia. Kiek temperatūros rodo, pažiūrėk. 7,7. 8, nu. 80, 77. Nu va, viskas. Traukiam gana. Prie 70 laipsnių visos bakterijos žūna. Manau, 3 valandas jos čia tikrai bus visos žuvusios. Užteks čia džiovinti tą vištą. Jau noriu paragauti. Kas čia do receptas? Kuo ypatingas tas barbecue mop padažas? Keliaujam namo. Visi nekantrai laukite turbūt to momento, kada paragausime. Ir aš laukiu. Vištiena atrodo sultingai. Duok tu man gabalėlį, aš paragausiu. Nekankinsimės nei žiūrovų, nei šeimos. Oho. Ne čia, nėra ką čia kramtyti. Dar norėčiau odelės paragauti, nes kiti labai mėgsta odelę. Aš nežinau, kaip jūs. Mėsa tai, nu, ištirpo burnoj. O odelė, kiti sako, būna ta oda guminė, nevalgoma. Vat būtent tos odos norėčiau gabalėlį paragauti. Vat. Kiek. Gal ir guminė. Turbūt nepavyko mums jos pilnai paversti didelių skanėstų. Asmeniškai aš nelabai mėgstu tą odelę valgyti. Bet šiaip tai labai
susikramti lengvai. Viskas. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Nepamirškit prenumeruoti kanalą, pasidalinti su draugais. Įvertinkit šitą vaizdo įrašą. Laukit naujų skanių vaizdo įrašų. Iki.